Ar žinote, kokį gilų gėdos jausmą šiandien uždarų durų kabinetuose Berlyne išgyvena aukščiausio rango Vokietijos politikai, kai kalba apie mūsų regioną ir konkrečiai apie mūsų kaimynę Latviją? Šis šokiruojantis faktas ilgą laiką buvo slepiamas po diplomatinių šypsenų šydų, tačiau dabar Vokietijos politinis elitas privačiai pripažįsta karčią tiesą. Jie suvokia, kad Latvijos ir kitų Baltijos šalių diplomatija dešimtmečius perspėjo juos apie tikrąjį Rusijos veidą ir kylančią grėsmę, tačiau Berlynas šiuos perspėjimus arogantiškai ignoravo. Šiandien mes panagrinėsime, kaip dramatiškai pasikeitė ES ekonomikos variklio, Vokietijos, požiūris į Latviją, kaip žlugo dešimtmečius kurti stereotipai ir kodėl vakarų Europa pagaliau suprato, kad Baltijos šalių balsas yra ne isteriškas provincijos klyksmas, o gili geopolitinė išmintis, į kurią dabar privaloma įsiklausyti. Mes, lietuviai, dažnai lyginame save su latviais, konkuruojame dėl investicijų ar turistų, tačiau Vokietijos požiūris į Latviją yra puikus atspindys to, kaip vakarai mato visą mūsų Baltijos regioną. Pasilikite iki pabaigos, nes ši analizė atskleis, kaip Vokietija iš tikrųjų vertina mūsų kaimynų ekonomiką, visuomenę ir kodėl vokiečių finansistai Latviją laiko pavyzdžių visai Europai. Vokietija mums ir visam regionui nėra šiaip dar viena Europos valstybė. Tai ketvirta pagal dydį pasaulio ekonomika, kurios sprendimai tiesiogiai diktuoja ES kryptį, Europos centrinio banko politiką ir NATO rytinio flango saugumo architektūrą. Ilgą laiką Vokietijos establishmentas istoriškai vadovavosi Ostpolitik rytų politikos principų, kurio pagrindinė ašis buvo bendradarbiavimas su Maskva. Šiame geopolitinėme žaidime Latvija, kaip ir Lietuva bei Estija, Berlyno akimis buvo matoma kaip savotiška, mažai pastebima pilkoji zona rytų Europoje. Vokietijos lyderiai stengiasi laviruoti, vengdami pernelyg aktyvios paramos Baltijos šalims, kad tik nesuerzintų Kremliaus. Latvija vokiečių sąmonėje dažnai figūravo tik kaip buvusi Sovietų sąjungos dalis, regionas, kurį reikia vertinti per santykių su Rusija prizmę. Tačiau 2022 metų įvykiai ir plataus masto karas Ukrainoje kardinaliai ir negrįžtamai pakeitė Berlyno optiką. Berlynas patyrė šoką, kuris privertė iš naujo įvertinti savo sąjungininkus ir būtent Latvija kartu su kitomis Baltijos šalimis tapo viena iš griežčiausių jėgų, privertusių Vokietiją pakeisti savo poziciją. Šiandien Vokietija žiūri į Latviją nebe kaip į buvusią imperijos pakraščio teritoriją, o kaip į patį priešakinį Europos vertybių ir saugumo gynybos žygį. Pabandykime pažvelgti į stereotipus, kurie dešimtmečius dominavo Vokietijos visuomenėje ir žiniasklaidoje. Vidutinis vokietis, neturintis gilaus domėjimosi rytų Europą, Baltijos šalis dažnai matė per vieną paprastą ir klaidingą prizmę, kaip buvusią Rusiją. Šis stereotipas formavosi dėl ilgalaikės informacinės asimetrijos, kai vakarų Europos žiniasklaida daugiau dėmesio skyrė Maskvai nei mažoms, nepriklausomybę atkūrusioms valstybėms. Tačiau tiesa yra visiškai kitokia ir dabar Vokietijoje vyksta didžiulis šio stereotipo lūžis. Vokiečiai atvyksta į Latviją ir patiria kultūrinį šoką. Užuot radę pilką posovietinę provinciją, jie randa gilę, vakarietišką europinę tapatybę. Vokietijos visuomenė dažnai lieka tiesiog priblokšta Latvijos miestų švaros, išvystytos infrastruktūros ir, kas vokiečiams ypač svarbu, nepaliestos gamtos. Šiandien Vokietijoje Latvija vis dažniau pristatoma kaip itin perspektyvi kryptis ekoturizmui. Vokiečiai, pavargę nuo perpildytų pietų Europos kurortų ir urbanizuotų erdvių, atranda Latvijos miškus, Baltijos jūros pakrantes ir ramybę, kuri vakarų Europoje tampa prabanga. Tačiau pereikime prie kietųjų faktų ir skaičių, nes būtent jie geriausiai atspindi tikrąjį Vokietijos požiūrį. Ekonominiu požiūriu Latvija Vokietijai gali atrodyti mikroskopinė, juk Vokietijos BVP siekia trilijonus, o Latvijos keliasdešimt milijardų eurų. Nepaisant to, Vokietijos tiesioginės investicijos į Latviją šiandien viršija 1,2 milijardo eurų. Vokietijos verslas pragmatiškas ir apskaičiuojantis kiekvieną centą. Šie pinigai plaukia ne iš gailesčio, o dėl labai aiškių priežasčių. Vokiečių verslininkai ir korporacijos itin aukštai vertina latvišką darbo discipliną, santykinai žemus mokesčius ir puikias darbuotojų kalbų žinias. Vokietija aktyviai perkelia į Rygą ir kitus Latvijos miestus savo outsourcingo centrus, logistikos bazės bei gamybos linijas. Realybė yra tokia, kad vokiečiai čia randa vakarų Europos kokybę už rytų Europos kainą, pridėdami dar vieną svarbų elementą – nuspėjamumą. Dar vienas aspektas, keliantis gilę pagarbą Vokietijos finansininkų ir ekonomistų gretose, yra Latvijos makroekonominė stabilizacija.
Prisiminkime 2008-2009 metų pasaulinę finansų krizę, kuri Latviją smogė ypač skaudžiai. Vokietijos universitetuose ir finansų institucijose Latvijos ekonominis stebuklas po šios krizės yra nagrinėjamas kaip vadovėlinis pavyzdys. Vokiečiai žavisi tuo, kaip Latvija sugebėjo įgyvendinti griežtą finansinę dietą, vadinamąją austerity politiką, iškęsti milžinišką socialinį spaudimą, bet galiausiai stabilizuoti ekonomiką ir atitikti griežtus Maastrichto kriterijus, leidžiančius įsivesti eurą. Kol pietų Europos šalys reikalavo finansinių gelbėjimo ratų ir priešinosi reformoms, Latvija parodė vokišką discipliną, kurią Berlynas vertina labiau nei bet ką kitą. Be to, vokiečiai labai vertina tai, kad Latvijoje beveik nėra gilias šaknis įleidusių populistinių ar atvirai euroskeptiškų judėjimų, kurie tapo tikrų galvos skausmų pačioje Vokietijoje ar kitose didžiosiose ES valstybėse. Latvijos politinė rinka vakarų investuotojams atrodo stabili ir aiškiai orientuota į euroatlantinę integraciją. Tačiau Vokietijos ir Latvijos santykiuose yra ne tik susižavėjimas, bet ir nesusipratimų, kurie puikiai atspindi skirtingas istorinės patirtis. Vienas didžiausių trinties taškų, dažnai analizuojamas Vokietijos žiniasklaidoje, yra vadinamoji nepiliečių problema ir Latvijos nacionalinė politika rusakalbės mažumos atžvilgių. Vokiečiai, kurių modernioji identiteto dalis pastatyta ant multikulturalizmo, atvirumo ir istorinės kaltės pamatų, dažnai nesupranta Latvijos griežtumo. Vokietijos spaudoje kartais pasirodo kritikos strėlių, teigiančių, kad Latvija elgėsi per griežtai, ribodama kalbos teisės ar keisdama švietimo sistemą. Tačiau ši kritika kyla iš fundamentalaus nežinojimo. Vokiečiai bando taikyti savo vakarų Europos integracijos standartus šaliai, kuri išgyveno dešimtmečius trukusią sovietinę okupaciją, masinės deportacijas ir tikslinę rusifikaciją. Jiems sunku suvokti posovietinę traumą ir tai, kad Latvijos nacionalinė politika yra ne ksenofobijos, o valstybingumo ir kalbos išlikimo klausimas. Kai vokiečių analitikai ar politikai pradeda giliau domėtis istoriniu kontekstu ir supranta grėsmes, kylančias iš kaimyninės Rusijos hibridinių atakų, jų tonas keičiasi. Šokas ir paneigimas virsta supratimu, kad mažos tautos išlikimo mechanizmai privalo būti kitokie nei 80 milijonų gyventojų turinčios valstybės. Kalbant apie infrastruktūrą ir valdymą, egzistuoja sritis, kurioje Vokietija privalo nulenkti galvą ne tik prieš Latviją, bet ir prieš visas Baltijos šalis. Tai skaitmenizacija. Kas yra buvęs Vokietijoje ar bandęs ten tvarkyti dokumentus, puikiai žino, ką reiškia vokiška biurokratinė mašina. Faksai, šūsniais popierių ir savaitėmis trunkantys vizitai į valstybinės įstaigas ten vis dar yra kasdienybė. Palyginkime tai su Latvijos valstybinių paslaugų skaitmenizacijos lygiu. Realybė yra tokia, kad Latvijos technologinė infrastruktūra ir e-valdžios sprendimai šviesmečiais lenkia Vokietijos sistemą. Vokiečių žurnalistai ir technologijų ekspertai atvykę į Rygą atvirai pavydi matydami, kaip greitai ir efektyviai veikia elektroninis parašas, kaip paprastai galima įkurti įmonę ar deklaruoti mokesčius internetu. Vokietija, pramonės gigantė, šioje srityje atrodo kaip atsilikusi, o Latvija kaip modernaus XX amžiaus valdymo pavyzdys. Šis technologinis pranašumas griauna bet kokius likusius mitus apie atsilikusią rytų Europą. Geopolitinėje plotmėje pokyčiai yra patys dramatiškiausi. Kaip jau minėta, ilgą laiką Berlynas stengiasi išlaikyti balansą, tačiau dabar Vokietijos Bundesveras su precedento neturinčia jėga didina savo karinę pritomiją Baltijos regione. Vokietija pagaliau pripažino strateginę šio regiono, įskaitant Latviją, svarbą visos Europos saugumui. Tai nebėra tik simboliniai gestai. Tai reali, sunki karinė technika ir tūkstančiai karių, dislokuojamus siekiant atgrasyti bet kokią agresiją. Vokietija suprato, kad jos pačios saugumas prasideda ne prie Oderio, o prie Narvos, Zilupės ir Lavoriškių. Šis karinis įsitraukimas rodo aukščiausią pasitikėjimo lygį. Tu nepatiki savo karių gyvybių ir milijardinės vertės įrangos valstybei, kurios nelaikai visavertę, stabilę ir patikimą partnerę. Ką ši gili Vokietijos požiūrio transformacija į Latviją reiškia mums, lietuviams ir visam mūsų regionui? Pirma ir svarbiausia žinutė yra ta, kad Baltijos šalys daugiau niekada neturi teisintis prieš vakarų Europą ar jaustis kaip antrarūšės ES narės. Mūsų patirtis, mūsų analizė ir mūsų perspėjimai pasitvirtino pačių skaudžiausių įmanomų būdų visos Europos mastu. Vokietijos gėda dėl praeities klaidų dabar virsta pagarba mūsų geopolitiniai intuicijai.
Latvijos ir mūsų balsas dabar formuojant rytų politiką skamba garsiau ir yra svaresnis nei bet kada anksčiau. Mes įrodėme, kad esame ne tik vartotojai, bet ir saugumo bei stabilumo kūrėjai. Antra, Vokietijos investicijos ir pagarba Latvijos ekonominiai politikai rodo, kad mūsų regiono modelis, lanksti ekonomika, inovacijos ir finansinė atsakomybė veikia ir yra vertinamas aukščiausių lygių. Baigiant šią analizę, akivaizdu viena, Vokietijos požiūris į Latviją evoliucionavo nuo abejingumo ir stereotipinio vertinimo iki gilios pagarbos ir strateginės partnerystės. Latvija Berlyno akyse tapo atsparumo, modernumo ir nepajudinamo ryžto simboliu. Tai nebėra tik buvusi Sovietų Sąjungos respublika, tai tvirtas ES ir NATO ramstis, su kuriuo kalbamasi kaip su lygiaverčiu partneriu. Ekonominiai ryšiai gilėja, karinis bendradarbiavimas pasiekė neregėtas aukštumas, o pagarba technologiniai pažangai ir makroekonominiam stabilumui tik auga. Tai didžiulė sėkmė ne tik Latvijai, bet ir visai Baltijos erdvei. Dabar kviečiu Jūs pasidalinti savo nuomonę, kaip Jūs manote, ar Vokietija išmoko visas istorinės pamokas mūsų regiono atžvilgių, ar dar liko neatsakytų klausimų. Palikite savo komentarą, nes Jūsų įžvalgos padeda kurti platesnį vaizdą.